Labą dieną, esu bendrosios praktikos gydytoja odontologė Olga Sinekova ir šioje srityje dirbu 19 metų. Vaikų dantimis mamos turėtų pradėti rūpintis jau nėštumo metu, kadangi gimus vaikui būna susiformavusios visos pieninių dantų užuomazgos ir kai kurios nuolatinių dantų užuomazgos. Ir jeigu mamos mityba bus nepilnavertė, yra didelė tikimybė, kad pieniniai vaiko dantys ir tie nuolatiniai dantys bus silpnesni ir labiau pažeidžiami ėduonies. Pirmą kartą vaiką odontologui reikia parodyti ne tada, kada jam skauda dantis ar jau ištinsta žandas. Reikėtų pasirodyti, kai dantys yra dar visiškai sveiki ir tik susipažinti su odontologiniu kabinetu. Tai yra, mes duodame vaikams pažaisti su instrumentais, su tikrais instrumentais, kuriais bus gydomi dantys. Pasodiname į kėdę, pakilnojame, paklausime, kaip jie valo dantukus, duodame dovanėlę ir atsisveikiname. Vaikams tai būna šventė ir kitą kartą, jeigu iš tikrųjų reikės gydyti dantį, jie nebebijos. Ar tuos du išdygusius apatinius centrinius spygliuotus kandžius jau reikia valyti? Taip, būtinai reikia valyti, nebūtinai su dideliu šepetėliu. Pakanka ir binto gabalėlio arba minkšto audinio gabalėlio, arba yra specialūs šepetėliai silikoniniai, kurie uždedami ant piršto. Ir tuos du dantukus reikia 2 kart dienoj mažiausiai nuvalyti iš abiejų pusių. Taip formuojami įgūdžiai. Vaikas tiesiog pripranta, kad jam bus valomi dantys ir tuomet nekyla problemų juos valant ir vėliau. Ir bent jau iki mokyklos turėtų tėvai valyti dantis vaikams, nes pats vaikas, kol nemoka rašyti, jis dažniausiai nemoka ir taisyklingai išsivalyti dantų. Tik išdykusio danties vagelės yra labai siauros ir gilios. Dantų šepetėlio šerelis į jas nepatenka ir jas tikrai sunku išsivalyti. Todėl labai rekomenduoju visiems 6-mečiams, kuriems tik išdygsta pirmasis nuolatinis dantis, padengti juos silantais. Silantas yra skysta taki medžiaga, savo sudėtyje turinti fluorą ir ji mechaniškai uždaro tas siauras plonas vageles ir dobeles, neleidžia mikrobams į jas patekti. O be to fluoras esantis silanto sudėtyje dalyvauja mineralizacijos procese ir tada danties emalis net ir po tuo silantu bręsta taisyklingai. Silantų dėjimo procedūra yra visiškai neskausminga, trunka trumpai ir vaikams nesukelia jokių neigiamų emocijų. Vaikų gydymas išvis gali vykti kaip žaidimas. Ypatingai vaikams patinka, jeigu jiems pasiūlai įdėti spalvotą plombą. Jau daugelis mergaičių renkasi rožinę princesių spalvą, berniukai mėlyną. Po to darželį ir namuose visiems išsižioja, rodo kaip gražu ir tiesiog nori surinkti visą kolekciją ir būna, kad kiti net pavydi. Spalvotos plombos yra tas pats kompozitas, tik su spalvotu pigmentu, jos kokybiškos, gerai laiko, bet tuo pačiu ir motyvuoja vaiką tvarkytis dantis. Tikrai noriu pasakyti, kad pieninius dantis gydyti ne tik verta, o būtina, nes krūminiai pieniniai dantis burnoje išlieka iki 7, 8 ir 9 metų ir jie reikalingi vaikui kramtymui. Pieniniai dantys yra glaudžiai susiję su nuolatinių dantų užuomazgomis ir jeigu pažeistas stipriai ėduonies pieninis dantukas, gali būti, kad ir nuolatinis dantis išdygs su ne visiškai subrendusiu emaliu, pažeistas, dėmėtas. Nenumokite ranką ir tikrai kreipkitės į odontologą ir spręskite problemas net tų vaikų, kurie nesileidžia gydyti.